Sveiki atvykę į Tipitapį vežimėlių apžvalgą. Šiandien štai čia mes turime naujausią Tutis Uno 5 Plus modelį, kurį palyginsime su senuoju. Populiariausias vežimėlio modelis Lietuvoje, kuris atnaujintas jau 5. kartą. Labai laukiame šio modelio ir su nekantrumu norime parodyti pagrindinius jo skirtumus. Taigi apžvelkime, kodėl jis yra populiarus ir mėgstamas. 5 Plus pasižymi minimalistiniu ir funkcionaliu dizainu. Didžiausia inovacija yra termolopšys. Termolopšys ypatingas tuo, jog pasižymi termoreguliacija, vasaros laikotarpiu vaikutis neperkaista, žiemą nesušąla, taip pat jis yra labai lengvas ir saugus, nes gaminami iš to pačio audinio ir šalmai. Taip pat verta paminėti, kad šiuose lopšiuose nesikaupia drėgmė ir pelėsis. Bendras lopšio svoris tik 3 kg. Aukščiausios kokybės neperšlapiami užtrauktukai. Langelio funkcija labai svarbi žiemos laikotarpiu. Prisegus čia galite stebėti kūdikį. Patogus kūdikio išėmimas. Itin platus lopšys. Vidiniai audiniai su šiais burbuliukais labai svarbus kūdikio motorikai. Kelio ventiliacija labai svarbi vasaros laikotarpiu, kad vaikutis neperkaistų. Itin plati sėdima dalis, atnaujinta saktelė, kuri palengvins tikrai prisegimą. 2 papildomais praplatinimais. Reguliuojamas pakoniukas. Labai gerai, kad dabar yra stogelio reguliatorius be jokių mygtukų ir tylus. Pagrindinis klausimas, ar šitas vežimėlis susilanksto kompaktiškai. Sulanksčius tilps net į mažiausią bagažinę. Dabar vežimėlį sulankstykime į kitą pusę. Tutis važiuoklė išlaikė itin minkštą amortizaciją. Tutis vežimėlis yra populiarus tiek mieste, tiek užmiestyje, nes turi gero pravažumo allroad ratukus. Važiuoklė yra itin tvirta ir lengva, nes pagaminta iš aukščiausios klasės aliuminio. Komplekte rasite ir mamos rankinė, kurioje bus visi reikiami priedai. Tai puodelio laikiklis, apsauga nuo vabzdžių ir lietaus. Štai Uno 5 ir Uno 3. Ir kuogi jie skiriasi? Uno 5 turi aukštesnę rankeną. Tutis Uno 5 užtrauktukai yra atsparūs drėgmei. Uno 5 Plus turi daug patogesnį sulankstymo mechanizmą. Daug tvirtesnė važiuoklės konstrukcija. 5 Plus turi daug atviresnį ir didesnį pirkinių krepšį. Magnetukai. Kelis reguliuojasi su 2 mygtukais išorėje, tiek pirmyn, tiek atgal. Labai gerai, kad dabar yra stogelio reguliatorius be jokių mygtukų ir tylus. Atsinaujinęs dizainas yra daug gražesnis ir modernesnis. Uno 5 Plus turi atnaujintą magnetinę saktį. Sulanksčius Uno 5 užima žymiai mažiau vietos. Naujausią Tutis Uno 5 modelį galite apžiūrėti visose Tipitapį parduotuvėse Vilniuje ir Kaune. Tikimės, kad ši apžvalga jums patiko, kviečiame paspausti like ir susitiksime kitose apžvalgose.